neoficialiuose turnyruose. Vėlgi ta pati OTB lyga irgi jau prasidėjo, tai yra rungtynių komisarą Rimą Vitkų matėme savo ekranuose. Teisėjauja šiandien Antanas Ramanauskas, Saulius Paškevičius, Virgilijus Urbšys. Grįžtant prie Lietuvos Ryto, nacionalinėme čempionate oficialus startas yra šiandien ir įdomu, kad netgi iki to starto naujas treneris Rimą Kurtinaitį pakeitęs Draženas Anzulovičius nesugebėjo išsilaikyti savo postą. Šią savaitę su kroatu atsisveikinta ir šiandien tarpinis laikas, laikinas turbūt variantas. Robertas Štelmacheris vadovauja komandai. Anzulovičiaus štabe dirbęs asistentu. Šiandien būtent jam teks stebėti, kaip seksis, o tie pralaimėjimai, kurie buvo iki šiol skaudus pralaimėjimai. Aišku, dabar Lietuvos Rytas yra tokios psichologinės būklės, kad ko gero gali būti įvairiai. Gali būti tai prasiveršti sportinis pyktis, kad paaiškės, jog Kėdainių komanda šiandien ne tuo laiku, ne toje vietoje. Starto penketus jūs matote, aš juos dar kartą pakartosiu. Lietuvos Ryte tai yra 13 numeris Martynas Gecevičius, 17 Jonas Valančiūnas, 20 Bredas Niuliai, 51 Kenanas Bairamovičius, 55 Jerry Johnsonas. O Nevėžio komandoje rungtynes pradeda nieko netikėto. Pirmieji taškai jos dėjimu į krepšį pelno Jonas Valančiūnas. Toli gražu ne visada daug žaidęs. Anzulovičiaus vadovavimo laikotarpiu šiandien starto penkete. Kalbant apie Nevėžio starto penketą, didelių staigmenų nėra. Paulius Belevičius, 4 numeris. Blažas Tresnaras, 7, Egidijus Dimšas, 12, 17 Laimonas Lukoševičius ir 33 Rolandas Alijevas. Būtent jis pelno pirmuosius. Nevėžio taškus, aišku, tai yra lyderis. Aišku, tai yra lyderis ir pirmųjų 2 rungtynių statistika tai visiškai nesunkiai įrodo. Alijevas renka po 14 taškų vidutiniškai, ima po 8,5 kamuolio ir atlieka po 5 rezultatyvius perdavimus. Daug matė žaidėjas per savo karjerą. Skersai išilgai išmaišęs visą Europą, nuo Rusijos iki Prancūzijos. Tarkime, praėjęs sezonas taip pat, net 3 klubuose spėjo pažaisti. Graikijoje, Larisos Olimpijoje. Po to trumpai tame pačiame Kėdainių Nevėžyje ir Vokietijoje. Hageno klube. Dabar sutartis. Dabar grįžo į Kėdainius šis krepšininkas ir vienas iš tų naujokų, kurie turėtų sustiprinti komandą, taip pat kaip ir kiti starto penkete esantys žaidėjai. Tresnaras ir Laimonas Lukoševičius. Blažas Tresnaras Slovėnas atvykęs iš Valmieras, o Lukoševičius praėjusį sezoną žaidė Panevėžyje. 3-2 kol kas Kėdainių krepšininkai priekyje. Ir Rolando Alijevo rankose kamuolys. Žalgiris kol kas yra čempionato lyderis, bent jau iki šios dienos tai buvo. 2 pergalės iš 2 galimų. Bredas Niuliai, štai taip kol kas visi taškai, kuriuos pelno Lietuvos Rytas, yra pelnomi dėjimais iš viršaus. Tai yra, matėme Joną Valančiūną. Dedant kamuolį į krepšį, matome dabar, kaip jį įspūdingai gali skraidyti ir Lietuvos Ryto legionierius iš Australijos. Tresnaras prieš Valančiūną. Pražanga Jonui Valančiūnui, pražanga dar prieš metimą. Ir Milko Bielica bus siunčiamas į aikštę vietoj Valančiūno. Bielica iki šiol buvusiose šio sezono varžybose priešingai nei Valančiūnas žaidė daug ir nuolat buvo tarp rezultatyviausių žaidėjų. Tačiau asmeniniai rodikliai nėra svarbus, kai komandai apskritai sekasi. Štai taip, galime prisiminti pralaimėtas Baltijos krepšinio lygos taurės turnyras Tarturo komandai. Skaudus, žiaurūs pralaimėjimai Lenkijoje. Gdynės Prokomui ir
Sienos Montepaschi ir taip pat rungtynės su Maskvos CSKA irgi minus 19 taškų. Kiek daugiau nei 2 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje, pražanga fiksuojama Alijevui. Antroji beje asmeninė ir situacija pražangų gana įdomi. Abi komandos prasižengia po 2 kartus. Ir abiejose tas pats žaidėjas, Rolandas Alijevas. Kėdainių komandoje Jonas Valančiūnas, Lietuvos Ryte ir aišku, tos 2 pražangos yra pirmoji priežastis, kuri paskatino Robertą Štelmacherį sodinti Valančiūną ant suolo sužaidus vos porą minučių. 6-3 Lietuvos Ryto naudai po 2 taiklių Jerry Johnsono baudos metimų. Nevėžis šiame čempionate sužaidė 2 rungtynes, abiejas pralaimėjo. Pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Tai nėra jokia gėda ar didelė nesėkmė, be abejo. Spėja? Taip, spėja išleisti kamuolį paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Cresnaras. Pirmieji jo taškai ir komandas vėl skiria vos taškas. 6-5-0. Bairamovičius štai taip suranda Martyną Gecevičių ten po krepšiu. Dar viskas neprastai baigėsi Nevėžiui. Galėjo būti ir taškai su pražanga. Jei kamuolys būtų įsisukęs į krepšį. Cresnaras yra baudžiamas pražanga. Trečioji komandinė Nevėžiui. Martynas Gecevičius prie baudų metimo linijos. Didelė tikimybė be abejo, kad pataikys abi. Tai yra metikas, tai yra snaiperis. 7-5 ir pirmasis Gecevičiaus taškas šiame LKL čempionate. Ir antrasis metimas taip pat skrieja į krepšį. Alijevas. Visos Nevėžio žaidimo gijos būtent šio krepšininko rankose. Jau minėjau, Žalgiriui pralaimėjimas, Žalgiriui 13 taškų skirtumų. Buvo pralaimėjimas namuose Utenos Juventus komandai. 10 taškų ir po to mačo deda kamuolį iš viršaus ir Kenanas Bairamovičius. Tiesiog smaginasi vilniečiai. Puldami varžovų krepšį greitame puolime pirmiausia. O po rungtynių su Juventus Kėdainių komandos treneris Rimas Girskis sakė, kad suolas vis dėlto kol kas yra trumpokas. Tai yra tiesa. 2 pirmasias rungtynes Nevėžis, galima sakyti, žaidė 7-iese. Tai yra šios dienos starto 5 plus Lukas Brazdauskis ir Mantas Simonavičius. Kol kas sėdintys ant suolo. Bairamovičiui švariai išmuša kamuolį. Cresnaras. 10-7 ir kol kas gana efektyvus Blažas Cresnaras ir pats taškus pelno ir gindamas. Keturios minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Alijevo rankose kamuolys dar kartą. Ir renka pražangas Lietuvos Ryto krepšininkai Bredas Niuliai. Pažeidžia taisyklės 4. komandinė pražanga Vilniaus komandai. Kol kas baudos metimai dar nemetami. Alijevas, minėjau, po 14 taškų per rungtynes renka Kėdainių komandoje. Egidijaus Dimšos sąskaitoje vidutiniškai po 10 taškų. Ir jis pirmas komandoje pagal atkovotus kamuolius. Tai yra lyderiai, jeigu vertintume pagal skaičius. Nors ne tik šiems 2 krepšininkams jau minėjau. Tam 7, kuris tempia Nevėžį į priekį, darbo yra pakankamai. Dimša prieš Bielicą. Taškai yra įskaitomi ir dar vieną baudos metimą bandys realizuoti Egidijus Dimša, turėdamas realų šansą išlyginti rezultatą šiose rungtynėse. Kol kas pabėgti į priekį Lietuvos Rytui nepavyksta. Didžiausia persvara buvo 3 taškai, jei neklystu. O dabar rezultatas ir vėl lygus. Na, ištikimiausius ir gali be abejo čia iš tikrųjų
Turi jausti jų paramą Lietuvos Rytas, juolab, kad žaidžiama namuose, žaidžiama savo aikštėje. Čia rezultatyvus perdavimas į Bredo Niuliai sąskaitą ir dar vienas dėjimas. Jau ketvirtasis šiose rungtynėse į Nevėžio krepšį, tai yra iš 12 pelnytų taškų, 8 būtent dėjimais surinko Lietuvos Ryto komanda. Šis perdavimas būtų buvęs kiek tikslesnis, galbūt ir 5 dėjimą būtume pamatę. Tačiau kamuolys skrieja pro Martyną Gecevičių, o dabar reklamos minutės pertraukėlė. Kuo ypatinga Tūta? Dabar, pavyzdžiui, tai aš galiu, dabar kas man eina, tai žinau, kad, pavyzdžiui, atvažiuos komanda ir jie neteis jų, sakysim, apranga, tai paskambysim Tūtą ir Tūta rytoj ryte bus apranga. Jiem, su jų visais kaip reikia, tenai užrašais ir reklamų. Tai Tūta. Tikra krepšinio apranga profesionalams. Ir džiaugsme, ir liūdesį. Būsim su jumis. Radio centras. Lietuvos krepšinio rėmėjas. Puikiai geografinė padėtis, ekonominis ir kultūrinis potencialas. Darbštus žmonės, išsaugotas senamiestis, gilios ūkininkavimo tradicijos. Verslumas ir tolerancija. Kėdainiai. Generalinis rėmėjas – pirmasis lietuviškas majonezas be jokių E. Daumantų skonio meistrai. Šeši Lietuvos Ryto krepšininkai jau pelnė taškų šiose rungtynėse, LKL čempionato rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu, visi po 2. Ir štai toks arsenalas vis dėlto Lietuvos platus, sakykime, puolimo arsenalas. Lietuvos Rytui nepadeda išsiveržti į priekį didesnę persvarą 12-10. Kol kas toks yra rezultatas šiose rungtynėse, o Nevėžiui taškus pelno 3 krepšininkai. Blažas Ciresnaras 4 taškai, Egidijus Dimša 3, Rolandas Alievas taip pat 3. Alievas beje pataikė vienintelį kol kas 3 taškį.